Jeigu tikime, kad Dievas yra. Jeigu tikime. Jeigu netikime, tai apie ką čia viskas. Bet jeigu tikime, kad Dievas yra, turime tikėti ir tai, kad Dievas nėra žmogus. Jeigu tikime. O jeigu ne, tai svarbiausias šitoje visatoje, šitame pasaulyje ir yra žmogus. Svarbiausias yra žmogus. Ir dėl žmogaus mes viską darome. Ir didžiausia vertybė yra žmogus. Ir mes visi esam tik žmonės. Bet jeigu tikime, kad Dievas yra, tai yra kažkas dar svarbiau šitame pasaulyje už žmogų. Jeigu tikime. Ir tas, kuris yra svarbiau ir daugiau už žmogų, nėra žmogus. Ir nėra toks kaip ir mes. Skirtumas tarp žmogaus ir Dievo yra kaip tarp puodžiaus ir puodo. Tarp puodžiaus ir puodo. Ir jeigu puodas mano, kad puodžius nesvarbu, tai iš kur jis atsirado? Ir kodėl toks atsirado? Ir kur puodas pats save pasidės? Ir kam bus naudojamas? Kas nustato? Kas įvertina? Nuo ko galiausiai priklauso puodo likimas? Mes žmonės, puodai, kartais galvojame, kad puodžiaus nėra. Kad mes viską sprendžiame, kad mes viską lemiame ir kad mes esame pati didžiausia šito pasaulio vertybė. Bet jeigu Dievas yra ir jis nėra žmogus, ir jis nori kažkokiu būdu būti su žmonėmis, ypatingai jeigu jis nori būti žmonėms brangus, žmonių mėgiamas ar žmonių mylimas, ką jam reikia padaryti? Jam reikia tapti žmogumi. Kad Dievas žmonių galėtų būti mėgiamas, mylimas, jis turi tapti žmogumi. O jeigu nemėgiamas, o jeigu nemylimas, o jeigu paniekinamas, atmetamas, ignoruojamas, kuo Dievas turi tapti, kad žmogus galėtų realizuoti jo atžvilgiu šitokią savo laisvę, šitokią savo galią? Kaip galima atmesti Dievą? Reikia, kad jis taptų žmogumi. Jeigu Dievas netaptų žmogumi, tai jo nei mylėti, nei nekęsti negalėtume. Ar gali ką nors puodžiui padaryti puodas? Ar gali? O kitam puodui jį sudaužyti. Tiesiog. Iš neteisingo sąlyčio, iš neteisingo santykio, iš per didelio suartėjimo. Puodas puodą, bet ne puodžių gali sudaužyti. Ir šita istorija, kurią girdime verbų sekmadienį, kiekvieną verbų sekmadienį, kiekvienais metais, yra pati didžiausia neteisybės istorija žmonijos pasaulio ir visatos istorija. Pati didžiausia neteisybė. Todėl, kad šitoje istorijoje žmogus nuteisia, nukryžiuoja ir nužudo Dievą. Šitoje istorijoje. Ir ta istorija didžiausios pasaulio ir visatos neteisybės
nėra pasibaigusi. Šitoje, ką gali žmogus kitam žmogui, netgi žmogumi tapusiam Dievui, šita galimybė nuskriausti kitą, išduoti kitą, nukryžiuoti kitą, atmesti kitą, pasinaudoti kitu, pažeminti, paniekinti kitą, niekur nesibaigia. Tos neteisybės istorija tęsiasi. Mes ją atsipažįstame žmonijos istorijoje. Mes atsipažįstam ją savo giminės istorijoje. Mes atsipažįstame savo gyvenimo istorijoje ir santykiuose. Mes vis dar galime, kaip tada Jėzų, žmogumi tapusi Dievą, mes vis dar galime taip kiekvienas vienas kitą pažeminti, išduoti, nuvilti, apvogti, paniekinti, išduoti. Mes vis dar galime. Ir ta galia, vienaip ar kitaip, didesniu ar mažesniu laipsniu pasinaudojame. Ir neteisybės istorija tęsiasi su klausimu, ar galima kaip nors ją įveikti, nepanaikinant žmogaus ir neatimant iš jo, kad ir ribotos, bet vis tiek laisvės. Ta žmogaus gebėjimas nuskriausti kitą, ta žmogaus gebėjimas nukryžiuoti ir nužudyti Dievą, jis neatsirado tik su Jėzaus laikų žmonėmis. Dievas tapdamas žmogumi, norėdamas, kad žmogus galėtų į savo laisvę mylėti arba atmesti, jis jau žinojo, ką mes galime su juo padaryti. Jis jau žinojo. Tai kodėl? Kodėl Jėzau tapai žmogumi? Žinodamas, kad žmogus, tavo kūrinys, tavo mylimas kūrinys gali su tavim taip pasielgti. Kodėl? O mes kodėl? Kodėl vis dar tikime meilę? Kodėl vis dar bandome mylėti vienas kitą? Kodėl vis dar mėginame atleisti vienas kitam? Kodėl mėginame sugyventi vienas su kitu? Kodėl? Kodėl? Netgi žinodami, kad dar kartą galime būti išgauti, kad dar kartą galime būti apgauti, kad dar kartą galime būti nuvilti ir įskaudinti. Kodėl vis dar mėginame būti vieni su kitais ir neskubame santykių nužudyti? Iš meilės. Iš meilės. Vis dar tikime, kad meilė nugalės bet kokį blogį. Bet taip kaip laisvė ribota, taip ir meilė mūsų ribota. Ir kantrybė mūsų ribota. Ir mes pradedam skaičiuoti iki 7 ar iki 77 kartų, kiek kartų dar galima mėginti blogį įveikti gėriu. Ir šitose mūsų pastangose žmogumi tapęs Dievas ateina mums į pagalbą. Ateina mums į pagalbą. Ir tai, ko negalime ir negalėtume vieni patys, galime kartu su juo, su jo dvasia, sekdami paskui jį. Jėzų. Su jo žodžiu, su jo dvasia, su jo sakramentais. Galime savo ribotos laisvės ir meilės resursus papildyti iš šaltinio, kuris nesibaigia, kurį galima nužudyti ir palaidoti tik kaip žmogų, bet negalima nužudyti ir palaidoti kaip Dievo.
mus kapuose atras, bet Dievas kape. Kad ir prabangiausiame, kad ir su geriausiu, storiausiu, sunkiausiu akmeniu užritintame nelieka Dievo įkalinti mirtyje negalima. Šita verbų istorija, kančios istorija, bažnyčia kviečia visą šią didžiąją šventąją savaitę su šita istorija ir būti, suprantant, kad tai ne tik Jėzaus istorija, tai mūsų istorija. Tai mūsų santykio su Dievu ir vienas su kitu istorija. Ir supratę, atpažinę ir pripažinę, ką mes galėjome ir vis dar galime, ką mes padarėme ir kartais vis dar darome, ką turėtume pakeisti, ką turėtume atleisti, kam turėtume atleisti, o dar svarbiau, kieno turėtume atsiprašyti. Būtų labai nebrandu, o to nebrandumo katalikose Lietuvos yra marios, minios nebrandumo Lietuvos katalikų tarpe. Būtų galima per šituos didžiuosius gyvenimo mirties, žmogaus ir Dievo slėpinius eiti kaip paikas vaikas, tik viršūnėmis. Ateiti verbų sekmadienį ir pasišventinti verbą, o sekantį kartą ateiti Velykų rytą ir dalyvauti tik prisikėlimo procesijoje. Tai būtų pastanga eiti viršūnėmis, bet tikrame gyvenime niekas taip nevaikšto. Milžinai pasakose, fėjos legendose, bet žmonės, norėdami keliauti kalnais, turi iš viršūnių nusileisti į slėnius. Iš slėnių vėl pakilti į viršūnės. Turi ištverti slėnio tamsą ir šešėlį. Turi ištverti viršūnės kaitrą ir šviesą. Didžioji savaitė nėra tik verbų sekmadienis ir Velykų rytas. Didžioji savaitė yra visa savaitė, o ypatingai jos pabaiga. Didysis ketvirtadienis, 11 valandą, viso pasaulio ir Panevėžio katedroj vyskupas Linas kartu su kunigais šventina aliejus. 3 aliejus. Krikštui, ligoniams ir pašventinimui krizmą. O vakare daug kur 18 valandą, o mūsų apylinkėse Upytės Švento Karolio Boromėjaus parapijoje didįjį ketvirtadienį 18 valandą paskutinės vakarienės šventos mišios su kojų plovimo apeigomis. Nes valgydamas paskutinę vakarienę, žmogumi tapęs Dievas Jėzus ne tik užkandžiavo, ne tik smaguriavo, ne tik stengėsi skrandį pripildyti. Žmogumi tapęs Dievas paskutinę savo žemėje vakarienės metu, nusivilkęs viršutinius drabužius ir persijosęs rankšluosčiu, savo mokiniams, 12 mokinių, nuplovė kojas. Nuplovė kojas. Nes Dievas pirmiau, negu kad jam turėtume tarnauti, atėjo parodyti ir priminti tarnavimo pavyzdį. Ir jeigu norime Dievui tarnauti ir patarnauti, ką Dievas turi padaryti? Tapti žmogumi. Ir šiandien, jeigu norime tarnauti ir patarnauti Dievui, turime tarnauti ir patarnauti kam? Žmogui. Didžiojo ketvirtadienio pamoka. Labai daug katalikų gyvenime nėra buvę didžiojo ketvirtadienio apeigose
ir išskyrus nuotraukas nėra matę, kaip jų parapijos ganytojas, kaip jų parapijos kunigas plauna kitiems žmonėms kojas. Ne kad jos nešvarios, o tiesiog, kad dar kartą išmoktume Dievo nusižeminimo ir meilės pamoką. Didįjį penktadienį niekur pasaulyje nėra aukojamos šventos mišios, nes Jėzus 3 valandą po pietų miršta ant kryžiaus, prikaltas 9 valandą ryto. 6 valandas agonija ant kryžiaus. Neaukojamos mišios tik nuo 3 valandos po pietų bažnyčiose atliekamos kryžiaus išaukštinimo pamaldos. Jų metu mūsų uždengti kryžiai yra atidengiami ir ant jų pamatome prikaltą žmogumi tapusi Dievą. Ne kažkas tai padarė. Žmonės tai padarė. Puodai tai padarė savo puodžiui. Ir jeigu yra neatsargus, jeigu nėra dėmesingi, jeigu nėra savikritiški ir toliau daro vienas kitam, kala prie kryžiaus. Didįjį penktadienį susilaikome nuo smaguriavimo, nuo 16 iki 60 metų nevalgome mėsos. Apie ką čia? Čia pasnikas, čia abstinencija, čia kažkokios tradicijos, bet net jų daugumas nesugebame išlaikyti. Sakom, čia kažkokia išorinė smulkmena. Svarbu, ką aš jaučiu ir išgyvenu širdį. Tai kodėl tos išorinės smulkmenos su savo didelė ir jautria širdimi negali tiesiog padaryti? Nes matote, šeimoje, kai gyvena žmonės, kad ir labai myli vienas kitą, meilė, kuri vos telpa tuose namuose, bet labai gražus smulkmenos. Išneštos šiukšlės, susidėti drabužiai, padėtas į vietą daiktas, smulkmenos, kurių neverta ir nederėtų pražiūrėti. Ir didįjį šeštadienį, saulei nusileidus, bažnyčia kviečia į pačią svarbiausią metų liturgiją, į pačias svarbiausias metų mišias, nes jų metu pakartojama visatos, žmonijos ir mūsų istorija. Yra šventinama ugnis, yra šventinamas vanduo, kur reikia yra krikštijami nauji bažnyčios nariai. Yra skaitomas Dievo žodis, žmogaus ir Dievo išganimo istorija. Ir galiausiai išgirstame džiaugsmingą prisikėlimo šaukinį. Paaiškėja, kad tas, kuris nukryžiuotas, kad tas, kuris palaidotas kape, kad tas, kuris užritintas akmeniu, ten nelieka. O iš tiesų, kapas jau daugiau kaip 2000 metų tuščias. Ir Jėzus jau yra prisikėlęs. Dievas jau yra su mumis. Ir net nereikia laukti Velykų, kad su juo susitiktume. Kiekvieną kartą ir šiandien atėję į šventąsias mišias, mes girdime gyvą jo žodį. Mes priimame jo artumo ir meilės sakramentus. Dar šiandien galima susitikti ir sveikinti prisikėlusį.
Visi draugai išpažinkime, ką mes